Sveiki! Šiandien mes dalyvavome projekte Išsaugokime moliuskus kartu. Štai yra nuostabus kraštovaizdis, kurį gadina vienas, bet... Nu karuoti, nu mano vyras ten, nu aš ten įėjau, o jis kad stums mane į tą ežerą. Aš sakau, išnaikint mum reikia šitą ežerą, ten galiu čia žvyro ten pripilti, o paskui ir negalės manęs vyras ten stumti tą, aš pasiskundžiau policijai, apie tą mano vyras pats policininkas buvęs. Nu karuoti, kas stumė mane, aš įgrybau, ten mane, kai pradėjo piranijos, karuočia antys, ten gulbės susivienijo, kad kapot mane. Nu, tai, atsiprašau, ponia, bet man atrodo, kad jūs ne ten pataikėte. Šiandien mes šnekame apie moliuskų išsaugojimą, o jūs? Ach taip. Nu karuočia, kad... Nu, ką? Taigi, galbūt mes galėtumėm padiskutuoti su jumis kaip su pašaliniu žmogumi. Kaip žinome, jūs gyvenate labai dideliam kaime. Taip, su vyru. Ir kaip žinome... Mane įstumė į ežerą, aš sakau, nu. Jėzau Marija, ponia, jūsų vyras prieš 10 metų miręs, ką jūs čia pezat? Bet jis įstumė mane ten, nu, palauk. Aišku. Jo, pafilmuokime gražią gamtą. Oi, kaip miela. Jėzau Marija, koks jis didelis. Ai, filmuoju. O kaip manote, jūsų vyras nors ir miręs, jis žino, kad jūs jį šitaip kaltinate? Nu tai suprantat, nu aš mes ėjom, taip šnekučiavom, jis kas stums į mane į ežerą, aš nepastebėjau. Suprantat, aš dažniausiai pasiruošus būna ten, tarkim, plavkės užsidedu, ar ten dar tuos, nu, pelėkos, žinai, ant kojų, kad parplauk namo galėčiau per kanalus. A jis mane, kad stums, aš ten su vakarinė suknėlė buvau. Ir mane... Ką jūs darėte, ponia, ką jūs darėte prie... Aš nesuprantu, išnaikintos gulbės reikia ir piranijos. Debilė. A tie moliuskai mane sumetė. Ponia. Aš nesuprantu, kas kokie moliuskai. Ponia, ką jūs... Kaip jūs atsidūrėt prie ežero su vakarinė suknele? Nu, karuočia, supranti, mano dukterėčios vestuvės buvo, jinai mane pakvietė. Nu, ten ištekėjau iš tokio Münchauzeno. Nu, ir žinai, kadangi vyras prisimaukė kaip visą laiką, aš sakau, nu, vyrukai, varom namo, ten pasidulkinsim keletą kartų. Aš supranti, ir taip ėjau, nu, va toks to buvo, nu, aš žinau, jis visą laiką, nu, aš pripratus, nu, supranti. A paskui mes einam, aš ten su tokia gražia suknelė buvo, nu, tokia karuočia graži, kaip, nu, nežinau. Ten kartais su ją pažvėjuoju, kad, žinai, ten petronėlys matytų, nu, tokia, nu, a jis eina, ten šnekučiavomės mes apie bulvių išpardavimus, ten ermitažę, supranti, a jis mane kad stums, aš net pilekų neturėjau, net nepudrinės, blemba, nu, rankinukę ten tų lastų įsidėjus, nu, karuočiai jis mane stumė, ten kapot tas... O ką jūs norėtumėt pasakyti apie moliuskus? Nu, taip, moliuskai negerai. Gerai. Mane vyras įstumė į ežerą su suknėlė. Ponia, jūs suvokiate, kad jūs esate psichiškai nesveika ir neįgali? Jo, ten mane įstumė, mane į ežerą. Manau, laikas dingo šitos debilės. Nu, ten mane, ponia, ant tos gulbės mane ten sukapuoja. Baigti šią temą. Manau, kad labai svarbu yra saugoti moliuskus. Kaip supratome iš šios moters, tie, kurie jų nesaugo, tampa debilais. Aš sakau tau, nu aš nemėluoju. Labai ačiū, kad žiūrėjote.